Po kelių minučių pratęsime laidą. Pasakosime apie šios žiemos ypatumus kaime, pamatysite, kuo dabar užimti Kavarsko apylinkių ūkininkai ir ką veikia seniūnijos specialistai. Nors vasaris jau įpusėjo, bet pavasaris dar tolokai. Negreitai bus ir darbymečio šurmulys, verčiantis visus judėti intensyviau, kuomet atgyja visas kaimas. Taigi, kuo dabar užsiėmė sodiečiai, ką veikia žemdirbiai? Anykščių rajono Svirnų kaimas, tikriausiai kaip ir daugelis gyvenviečių, šią žiemą atrodo tarsi nugrimzdė į sniegą. Tiesa, orai permainingi, šaltuką keičia atodrikis, o sniegą šlapdriba arba lietus. Tačiau tąkart, kai pusdienį praleidome kaime, tik traktoriais patikimai buvo galima pravažiuoti. Gausus sniego ir ūkininko Romaldo Kobaičio kieme. Tačiau šeimininkas jaučiasi saugus. Gelbsti modernaus ūkio galinga technika ir ūkiškas, racionalus požiūris į atsirandančius sunkumus. O aprodydama savo augalininkystės ūkio gamybinį centrą grūdų sandėlį, ūkininkas ne tik pasidžiaugė, kad didžioji derliaus dalis parduota geromis kainomis, bet ir juokavo, kaip ši žiema pakoregavo kaimo žmonių veiklą. Įsidarbino visą žiemą pusę etato. Kiems ir girpečkuri, tai rytiniai darbai sniegą nusikast, krosnes pasukuriant, kiemą apsitvarkyti, o paskui, sakykime, jau saulelė atkopė vėl tuo dideliu ratu ir dabar jau reikia susiplanuoti, kaip vyks pavasaris, kaip remontas, kaip sėja, kaip darbai, dar vat yra likę biški derliaus parduoti reikia, dar trašos vežamos, daromos, sakykime, sėjomainų kažkokie tai korekcija. Romaldas ūkininkų sąjungos rajono skyriaus vadovas, todėl turi rasti laiko ne tik savo ūkio reikalams, bet ir visuomeniniai veiklai. Prieš porą savaičių vyko ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame kolegos vėl pasitikėjo. Romaldas išrinktas dar vienai kadencijai. Vis tik ypatinga šiemet žiema padiktavo daugiausia nenumatytų rūpesčių. Tai gruodžio mėnuo ir pusė sausio, tai visas etatas buvo kiemsargio. Tai turint plačiąją tą prasme, kad į savaitę reikėjo 3-4 kartus važiuoti ir kaimynam pagelbėti, atvalyti, išvažiuoti. Tai yra didžiulė laimė, kad mūsų kaime ūkininko esu ne vienas ir yra dar ten 3-4 žmonės, kurie iš tikrųjų geranoriškai padeda kaimynam. Pravažiuojam per kaimą, sakykime, kur viena prieteliai, kur kiti prieteliai, vat ir kaimas gražiai atrodo ir apie biblioteką tenka pavalyti, ir apie parduotuvę, kad senoliai duonos tait nusipirkti, ko jie neišsisakinėtų. Tai... Žiūrint jūsų grūdų sandėlį, turbūt dažnai atvažiuojat? Ar tik tai karts nuo karto patikti? Savaitę užsuko pažiūrėti, nes yra buvę ir vagysčių, ir kitų negerų dalykų, ir sniegas antroje pusėje, ir stoginę nuvertė. Gausus sniegas pridarė rūpesčių visiems, nors rajone keliai pravažiuojami, tačiau sniego kalnai pakelėse patvirtina, kiek jo būta ir kaip padirbėjo kelininkai ir ūkininkai. Ir dabar dar sudėtingos eismo sąlygos, mažiau keliauja visi sodiečiai, tačiau ūkininkai bendrauja. Romas Kobaitis kartu su mumis aplankė savo kolegą Dalių Raškevičių. Įsikūrė senelių žemėje, Dalis kaip ir Romas, specializuoto augalininkystės ūkio šeimininkai. Abu pasinaudoja europinę paramą, sukūrė modernius ūkius ir ne tik dėl ūkių panašumo randa bendrą kalbą. Roma, ir dažnai galima taip atvykti pas ūkininką, pas kolegą į svečius, arbatos išgerti, šiaip pakalbėti. Ar žiemą privalumas daugiau laiko tam? Žinoma, žiemą daugiau laiko, bet Dalius yra gana aktyvus ūkininkų sąjungos narys, tai ir tas kitas problemas padeda spręsti. Į svečius kažkaip ir rečiau gal užsukam, bet telefono tai turbūt nėra mėnesį, kad nepasišnekam, savaitę kitą kartą būna dažniau. Ir pagrindė būna, sakykime, visada gamybiniai reikalai, būna ir asmeninių, ir visuomeninių, ir kitų dalykų. Šiaip žiemą, ką dabar veikia ūkininkas? Miega ilgiau, televizorių žiūri su šuniuku? Laisvesnė, aišku, dabar ūkininkai žiemą, tai galvoja apie pavasarį, jau pradeda jau daugiau, dar projektai gal, ateityje, kol paskutinį čia bus jau
bus šansas projektai šitais visais. Tai tie 4 stendai, kur kieme pakabinti, liudija, kad europinė parama naudojamasi racionaliai ir ko gero maksimaliai. Tai dabar jau ūkis techniškai sutvarkytas. Taip, pabaigas jau baigiam jau pabaigti sutvarkyti ūkį. Džiovykla pirkta, traktorius pirktas, kombainas, plūgas, skutikas, įėmoji. Tai galima sakyti, jau taip tvirtai ant kojų dabar ir techniškai, ir finansiškai ūkis tik dirb. Finansiškai paskalų dar yra kažkiek, bet techniškai jau gal taip jau pabaigti tvarkyti. Tai ilgai žiemos vakarais neslegia tos skolos, kai pradedi skaičiuoti, kiek ten dar liko grąžinti, kaip čia su tais pinigais. Ne, neslegia čia skolas, tai čia normalu, gal taip ir turi būti. Tai ir galima sakyti, kad ūkininkai patinginiauja dabar? Taip, laisvesnė tikrai dabar. Ruošęs pavasarį darbam daugiau technika kažkiek. Bet jeigu nauja technika, tai nelabai ruošt, ką yra. Mažai, toks rašymas. Morališkai. Taip. Tai žmona nevaro iš namų, kad čia užsibuvo ūkininkai paprastai laukose prie grūdų, prie technikos. Dar nevara kol kas. Ateity matys. Nebedaug žiemos beliko jau. Galima nebejoti, ūkininkams dabar atostogos. Tokiu jų statusu patenkinti ir namiškiai, kasdieniai rūpesčiai tarsi perpus. Ir vaikus į mokyklas Anykščiuose yra kam nuvežti, ir pabendrauti su jais daugiau laiko yra. Nelengvai, per keletą metų sukūrus modernų ūkį, beje, rajone 2008-aisiais pripažintų geriausių, ir namiškiai dabar jaučiasi geriau. Man tai ramiau dabar kažkaip. Mane tos paskolos visos taip kažkaip tai baugindavo labai. O dabar kažkaip jau atrodo, paimi tą paskolą, atiduodi, ir vėl paimi, ir vėl atiduodi, o atrodė, kad kažkur toks baisumas ėmė iš pradžių. Dabar kažkaip stabiliau ūkiai ir stabiliau visam gyvenime. Bet kai vyras planuoja pirkti naują plūgą, nepikta? Ką čia bepyksi? Jeigu reikia, tai ir perka. Neprauliavoja žemėje. Ar... O šiaip, žiūrint į perspektyvą, vaikai auga, dar mažučiai galima sakyti. Gerai, kad bus ūkininkai, jeigu bus. Žinot, nežinau, ar linkėčiau vaikams tokios dalios ūkininko, nes sunku. Tik tai man vieno gaila būtų, kad tėvo ūkis sukurtas, kad nenueitų veltui jo įdėtas darbas. O šiaip, nežinau, norėčiau, kad vaikai lengvesnė duona. Žentai. Žentai gal ir nieko, sūnui tai pagailėčiau. Ūkininkų atžalos Miglė ir Paulius Anykščių gimnazijos mokiniai. 12-metis Paulius dar ir muzikos rimtai mokosi, jau tapo ir tarptautinio konkurso Italijoje laureatu. Tėtis sako, kad ir prie žemės ūkio technikos linksta. Pusdienis kaime Kavarsko apylinkėse būtų įvairesnis, jei spėtume aplankyti ir daugiau sodybų, ypač apsnigtas ir ko gero neprivažiuojamas, apleistas, netvarkomas ir tuščias. Liūdniausia, kaip sakė seniūnas Algirdas Gansiniauskas, kai tenka lankyti nedarnes šeimas. Prieš keletą dienų iš vienos tokios į globos namus buvo paimti 4 nepilnamečiai vaikai. Tačiau tokie atvejai reti, o kasdienius rūpesčius diktuoja metų laikas. Aišku, problemų. Tai ne vasara, žymiai pamažėja žmonių, bet ateina susitikslinti čia valdas. O šiaip tai pagrindinė problema dabar keliai, tokios žiemos tai nebuvo jau kokie 7 metai, kiek aš čia pamenu, kiek seniausiai. Problemas didelės, valyti reikia keliai, užpustyti, notvalai, vėl reikia valyti, tiesiog. Čia be ūkininkų turbūt sunku būtų. Taip, ūkininkai padeda, čia reikėjo, patys tiesiog iniciatyvą parodė, atvažiavo vienas iš Dabūdžių, kitas iš Svirnų, visą centrą miestelio išvalė, nuo poliklinikos aikštelės sutvarkė, aplink seniūniją, centrą patį, tiesiog malonu. O šiaip ateina visokiais reikalais ir buitiniais, ir visokiais. Tai jau čia viena senutė pametė dokumentus, ar ten ištraukė jai kažkur parduotuvėje. Važiavom, tvarkėm, darėm, po kiek laiko jau dokumentai padaryti, jinai atrado ten kažkur spintai tarp drabužiai, vėl, tokių visokių niuansų.
Seniūnijoje 5,4 gyventojų, maždaug 1000 iš jų gauna labdarą maisto produktais. Kaip sakė seniūnas, sąrašai jau sudaryti ir kovo mėnesį maisto paketai bus dalijami. Tuomet kelias dienas seniūnijoje bus gausu lankytojų, o tą pusdienį nesutikome nei vieno. Nors paprastai kabinete, kuriame priimamos pasėlių deklaracijos, tvarkomi visokiausi ūkio dokumentai, lankytojų netrūksta. Šiandien kaip tik turėjom, štai atėjo žmogus, kuriam reikia, kad žmona nebūtų partneriu, jis pasitarė, kaip jam mokesčiai tada mokėti bus naudingiau, kaip jam geriau. Ir vienu žodžiu, jis pasiliko ją kaip šeimos narį, bet nebe valdos partnerį. Bet ar galime sakyti, kad žiemos metu dabar vasario pradžioj, lankytojų vis tiek mažiau negu čia, kai deklaracijos, kai derlių ima pjauna žemdirbiai? Kalbos nėra, kad dabar yra žymiai mažiau, bet būtų gal toks pageidavimas, gal reikėtų žmonėm leisti ir į deklaracijų tą visą programą įeiti ir tvarkyti sekantiems metams. Būtų žemdirbiui labai patogu. Atėjo, susitikrino valdą, automatiškai, jeigu prisidėjo sklypų jam valdoje, jis galėtų ir pakoreguoti savo deklaraciją. Mes galėtume elektroninį įbraižymą atlikti, štai būtų sutvarkyta ir beliktų jam deklaravimo metu tik tai įrašyti pasėlius. Jūsų kabinete tvarkomi įvairiausi dokumentai, teikiamos paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, žemės ūkio valdos tvarkomos. Nėra taip paprasta, dažnai žmonės klysta. Ar nebūna piktų, o gal žiemą žmonės geresni paprasčiausiai? Būna įvairių žmonių. Yra žmonių, kurie tiesiog niekada nepripažįsta, kad jie suklydo, niekada nepripažįsta, kad tai jų klaida arba jų nežinojimas. Jie visada ateina ir sako, kažkas man taip padarė, kažkas man taip pasakė. Stengiamės su žmogum susikalbėti. Žiemą gal ir ramesni, aišku, jie yra pirmiausia neskubantis. O kada žmogus neskuba, stengiasi viską suprasti, išsiaiškinti, jis ir pats visai kitokio charakterio. Žiema yra ramybės būsena, gal kaip žemė, kaip augalai, taip ir žmogui atneša kažkiek tai tokio. Žiemos metų aktualija daugelį seniūnijų mokymai. Neišimtis ir Kavarske. Tiesa, tą pusdienį seniūnijoje salė buvo tuščia, nors pernai įvairius kursus ir mokymus lankė ir pažymėjimus apie kvalifikacijos pakelimą gavo apie 200 vietos gyventojų. Dabar kviečiame visus prisiminti tradicinę parodą Žemės ūkio universitete Ką pasėsi. Prieš savaitę raginome prisiminti įdomiausias ir smagiausias jos akimirkas. Šiandien pirmasis pasakojimas. Gal jis ir jums primins kokią smagią istoriją nutikusią parodoje. Šiais metais paroda Ką pasėsi bus 16, kurioje mes dalyvaujame. Mes atsimenam pirmasis parodas, kai mažoje aikštelėje inžinerinio fakulteto kieme eksponavom 10 mašinų, tai dabartiniu metu išsiplėtė ne tik plotai, bet išsiplėtė ir ekspozicija. Ir reikia pastebėti, kad ir parodos trupučiuką keičiasi ta prasme, kad keičiasi žemdirbio požiūris į parodą. Jeigu anksčiau žemdirbys atvažiuodavo tiesiog, pasižiūrėti, pasidomėti naują techniką, tai dabar jis atvažiuoja turėdamas tikslą, pamatyti naujas technologijas, pamatyti naujas mašinas ir tuo pačiu įsigyti ir įsimintini tokie 2008 berods metai, kur mes ypatingai daug sutarčių sudarėme parodos metu. O pati paroda gal jums yra iškrėtusi kokį pokštą? Žinot, būna įvairių dalykų, kadangi labai gausiai dalyvauja firmos parodose, gausu eksponatų. Visada, kaip žinom, trūksta vienos dienos, ir per skubėjimą kartais pasitaiko ir tokių, kuriozų, kad nuvežama mašina ir ne į tą ekspoziciją. Tačiau tai, lyg toks linksmas prisiminimas. Štai kokie įspūdžiai iš ankstesnių parodų. Laukiame daugiau jūsų istorijų.